Sveikučiai, draugai. Susitikom pas mane garaže. Kitoks video. Artėja pavasaris. Turim kovo 8. Esam pas mane garaže. Ką, išsitraukiau motociklą, valau dulkės, nes gėda pasisakyti, bet virš metų jis yra be technikinė ir virš metų su juo nevažinėjau. Neturiu laiką ir taip toliau. Tai nusimiau sėdynę, nusimiau šitos dalykus, krepšius ir įdomiai, kas yra, kad man jis kažko nesikūrė. Tai bandau įsiaiškinti. Žinau, kad yra čia akumuliatorius labai kvailai vietai. Žiūrėjau daug video, kaip čia išimti. Galiu parodyti įjungus degimą. Matot? Tai nesuprantu, ar čia akumuliatorius nudusęs, kas greičiausia turėtų būti. Ar čia starteriui šakės, nelabai suprantu. Bet tikėtina, kad čia yra akumuliatoriui šakės, bet bandžiau vakar, o čia yra pliusas. Bandžiau čia prijungti krovimą prie čia ir minusą prie korpuso, vis tiek man nesikūrė. Tai nežinau, čia yra Intruderis 800, Suzuki. Senas motociklas, bijau pameluoti, 2000 gal metų, ar 2004, net tam esmės. Seniukas, kaip sakant, mėgstu aš tokią klasiką, old school, man nauji motociklai nelabai patinka. Aš 90-ųjų tos vaikis, tai kas susijęs su technika, tai man labiau tokie, palaukit, gal čia kažkas bus, kad neprimeluočiau šim. 805 kubai, Suzuki Motor, Made in Japan. 410 kg, metų nerašė. Tai va, tai nusimiau čia sėdynę ir kažkaip keista tas iškrita. Nelabai supratau, kuris čia buvo. Šiaip iš tikrųjų nesupratau, kuris tas buvo. Kažkaip va taip va buvo jis. Negu jis taip galėjo būti. Belenkaip taip. Nesuprantu, čia irgi jis netink. Čia sėdynė buvo galinė. Nelabai suprantu. Nu ir pasigūglysim. Ir turiu problemą, padanga yra kiaura, dėl ko aš su juo nebevažinėjau, nes aš ant vinės užvažiavau ir padanga yra tuščia. Užsisakiau kitą padangą naują, nors ta padanga kaip į gerą, tik tiek yra sena. Tai bet pasikeisiu naują padangą galinę. Ir dabar yra čia kardanas. Tai dabar laukia iššūkis nesuardęs gyvenime, tai va bus įdomu. Kad žiūrėsit toliau video, gal matysit, gal aš šiandien bandysiu viską išsardyti. Tai reikia nusimti kardaną. Išsimti man, čia kadangi pas man yra sens, tai būgniniai stabdžiai. Reikia čia atsisukti. Reikia čia, va, kiek mačiau per video, reikia šitą nusimti, ten atsisukti. Tas turėtų išsimti. Reikia kažkaip galinį ratą išsimti. Nesu gyvenime daręs. Neskaitant prieš 20 metų, prieš 25 metus. Javas, Įžai, Minskai, Deltos, Rygos, visokios 100 kartų esu viską ten daręs. Bet biški metų praėjo. Tai Deltai mes ten variklį kas savaitę po kartą perinkdavom. Javas, vienkaušės, dvikaušės, karalienės, dvylikinės, šeškės, ten senikės, visokių ten pas mano tėvą dar iki dabar yra. Tai aš jau apie tą techniką išmanydavau, bet 20 metų daro savo. Dabar, žinot, visi neturėjom laiką, visi skubam, leikiam, nesvarbu, kai įrankių milijoną visokių turim. Visi akumuliatoriniai suktukai ir taip toliau, bla bla bla. Nu, nesmė. Tai va, tikslas yra jį užkurti, pakeisti galinę padangą, kurie atkeliaus pirmadienį, šiandien yra šeštadienis. Tai šiandien aš padangos nepakeisiu, pratęsiu video, kai gausiu padangą. Ir reikia užkurti ir technikinį pravaryti ir galėsim gazuoti. Tai va, toks oldschoolinis čioperiukas, Suzuki Intruderis, 800 skaitosi pagal modeliuką. Tai va, kimbam į darbus. Nu va, gavau naują padangą. Promax Street, 109,15. Nauja padangėlė, 90 eurų, ėmiau iš pigesnio. Norėjau ten Dunlop arba Michelin imti, bet galvoju, ką man reikia. Aš kai nedaug kilometrų važiuoju, kadangi aš tų kilometrų per metus gal
1000 te pravažiuoju kokį, tai ką man čia reikia, galvoju. Užteks tos naujos padangos. Ir aš greit nevažinėjau su to čioperiuku. 90, tai ką man leis ten 100-200 eurų ant padangos, tai pasiėmiau už 90 euriukų. Aišku, sakysit, nėra didelė skirtumo, bet man bus gerai, dabar tikslas bus pasikeisti. Nu ką, sveiki susitikę garaže. Ne stogai, ne Subaru, motociklas. Ir vėl jis čia visokias nesąmonės kel. Kodėl jis negali daryti vien apie stogus? Ne, negaliu. Ta, ką norėsiu, tą filmuosiu. Nežinau, kad daug kam yra, kam patink vienokie dalykai, kitiem kitokie. Tai pas mane video yra apie viską. Apie žvejybą, apie motociklus, apie dviračius, apie krepšinį, apie Subaru 4x4, stogai ir šiaip. Tai va, noriu parodyti, ką nusipirkau, jau kaip rodžiau. Nusipirkau naują padangą. Kaip matom, mano galinė yra tuščia. Vinių buvau pradūręs, tai nutariau, kadangi scenoje yra, tai pasikeisiu naują galinę. Kas žiūrėsit mano video, matysit, kaip keičiu tą padangą. Pirmą kartą keisiu motociklų padangą, nes čia yra kardanas, tai biški bus reikalų. O ką norėjau parodyti, ką nusipirkau. Tikiuosi gerai mane matot, gerai girdit, naudoju mikrofoną. Parodysiu, ką nusipirkau. Ops. Kasgi čia? Kasgi čia? Kasgi čia? Gal kažkas jau žinot, kas čia yra? Čia dar reikės ir susirinkti pačiam. Čia turime motociklo keltuvą. Montuojasi dankratas. Žiūrėjau daug video. Šitas mano keltuvas kelia 1500 lb, tai 682 kg. Pasakysiu, dėl kokio aukštį keli. Biškį dabar pamiršau mintinai. Bet jis keli kažkaip, jo aukštis yra apie 20 cm. Kadangi čioperis yra žemas, tai man aktualus žemas. Kas naudoja ten motokrosus ar kažką, jums net netiks toks. Ir jis keli 40 kažkiek centimetrų. Tai va, tai jeigu kažką pasitvarkyt, pasikeist padangas, ratus, akumuliatorių išsimti, nes jis yra apačioj, tai labai patogu. Ir šiaip, galit pasikelti, o taip surinks atrodo. Pasikeliat motociklą ir galit su juo netgi važinėti su tuo keltuvu, kur norit pasidėti motociklą. Tai va, tai parodysiu iš arčiau. O kaip matom, pas man yra, čia pavyzdžiui, kiek, nu padanga da, aišku, tuščia. Bet čia žemai yra, čia dabar yra koks 12-14. Kaip padanga, nu tai va, tai įsivaizduokit, aš dabar turiu jau pakišti dabą. Nu jeigu ištiesiu ant kojelės, tai makščia 15, tai aš net nežinau, ar aš su juo pravažiuosiu dabą. Tikiuosi, kad pavažiuosiu. Dabar aš pavažiuosiu po apačią ir ant šitų pasideda kaip platforma apačia motociklo ir pasikelis taip. Ir tada galima stumdyti ant tų ratukų. Yra ratukai čia ir čia yra ratukai reguliuojami. Tai va, jo kaina nėra didelė, 150 eurų. Tai visai geras dalykas. Kadangi man motociklai patinka, aš nuo pat vaikystės su motociklais draugauju. Turėjau daug britvų, daug javų, visokių taip toliau. Dabar turiu tokį čioperiuką seną. Čia pradėjau viską valytis, sėdynės išsivaliau, reikia šitą išsivalyti. Kaip minėjau, padangą pasikeisti, dar įsiaiškinti, dėl ko nesikuri. Tai va, dabar eisiu šitą, susirinksiu ir parodysiu, kaip veikia. 1 hour later. Nu ką, draugai, valandą ir surinkau šitą žvėrį, nes buvo reikalų, nėra instrukcijos, karočią. Tai teko googlintis taip toliau. Tai va, turim tokį aparatą.
Yra problema, tai kad dabar man kažko jis nepavažiuoja tuščias. Ta prasme, nelendis man. Dabar taip va yra, spaudžiam šitą, nusileidžia. Tik yra apsaugos padarytas va. Tai šitą apsaugą galima va, čia užfiksuoti. Viskas buvo išardyta, reikėjo viską pačiam susirinkti. Įdomiai, kad instrukcijos nėra, bet įkaipį susirinkau. Šiaip su kantrybė pas mane nelabai, bet nu, dabar šitą užfiksuoju apsaugą ir va. Nuleidžiam. Dabar žiūrėkit, susirasiu ruletę. Dabar yra žemiausia vieta. Yra, įsivaizduokit, 12,5 cm. Ir man jis nepavažiuoja. Nu ir su valdymu, biškai sunkiau. Įsivaizduokit, man tas 12 cm. Nors aš ištiesinu motociklą, man su tuščia padanga nelabai nori lysti. Aš tikiu, kad jeigu pripūsiu padangas, turėtų palysti. Nes va biškai palenda. Po duslintuvų palenda, daugiau nelenda. Ir galėčiau gražiai pasikelti. Reikia man greit prisipūsiu padangą ir dar gal šiandien parodysiu. Žiūrim, ką turim dabar. Opa! Nu. Pirms bandyms. Gal skil priekis nekyl. Bijau, kad nenukristų. Gal skil priekis nekyl. Dar priekis nepakyla. O biškį matau, kad noriu griūti ant priekį. Jo, griūnant priekį, tai man reikėtų... Bet įsivaizduokit, kaip patogu dabar pasikeisti ratą būtų. Pakyla tiek. Gerai leidžiu ir statau arčiau. Opa. Nu. Nežinau, jūs gerai matot. Netikit, kad čia rūrą rodau. Opa. Gal dar truputį. Opa. Baisu, suprantat, pirmą kartą tokius dalykus darau. Na, pažiūrim, kaip dabar. O. Priekis pakyla. Gals pakyla. Uiu. Dabar yra, galim uždėti apsaugą. Opa, užfiksuoti, kad netyčia. Nu ką, turim pasikėlę. Ir dar čia nei pusę nepakėliau. Žiūrėkit. Uiu. Nepasakyčiau, kad sunku. Nežinau, ar gerai jūs matot. Laikos belenkaip gerai. Belenkaip. Pabandom pakelti aukščiau. Dabar apsauga yra iš karto užfiksuoji. Pasižiūrėkit. Eik tu savo. Viskas. Tai pasižiūrėkit, kokiam aukštį. Buvo apie 10, 12, 40 beveik centimetrų. Ir laiko stabiliai.
Nu, nežinau, kaip jūs, aš tai labai patenkit. Kaip už tokią kainą. Belenka. Nežinau, belenka. Pasižiūrėkit. Aišku, tokiam aukštį geriau nevežioti, nes didesnis šansas, kai jūs galite jį numesti. Nes didelis aukštis, bet stabiliai laikos. Noriu, kad susidarytumėt bendrą vaizdą, kokiam aukštis stovi. Aišku, aš net nemačiau, kur čia pasidėję. Čia Sonė biškį murzina. Kaip tik va galėsiu akumuliatorių išsimti. Tepalus pasikeisti ar kažką. Sako, aš nuojaukas tokiuose dalykuose su tokiais motociklais, bet belenkas. Nežinau, parašykit komentaruose, ką jūs manat. Belenkaip, patogu. 100 PM eurų, 108 kiek. O šitą apsaugą galim išjungti. Nes šitos dantukus išsistatą, dabar galim pabandyti nuleisti. Įdėjau spyruoklę, su šito kojelę nuleidžiam. Opa, nusileidžiam žemiau, kur norim pasivežam, jeigu trukda garaže, jeigu esat išsiardę, bum. Tik sakau, pas mane, kadangi padanga tuščia, tai biškai aš problemų turiu, bet nes skylė yra didelė. Nu, išvažiuojam, nuleidžiam kojelę, viskas. Bum, bum in my room. Čia jokia reklama. Nežinau, pats noriu biškai, pasakant, pailsėti nuo darbų, nuo kažko, noriu praleisti prie motociklą. Ką žinot, mane tai daug stresą patiriu, tai tokie dalykai va, garaže pasidėti. Kodėlgi ne? Tai va, draugai, įkelsiu turbūt gal į kitokią epizodą video, o po to jau keisim galinę ratą, padangą, žiūrėsim dėl ko nesikur ir taip toliau. Jeigu patinka tokia video, pasiekit mane, prenumeruokit, parašykit komentarą. Ačiū visiems už laikus, už viską. Iki.